ką, praėjo 13 valandų, kai išvažiavau iš namų ir dabar randuosi pusiaukelėje Abu Dabio oro uoste. Valanda persėdimas ir dar 7 valandos skrydžio į Pekiną. Pekine turėčiau būti 8 ryto. Viešbutis atsidaro 2 valandą, tai nuo 8 dar reikės kukuoti 6 valandas. Vienu žodžiu, biškį pasnaučiau, porą valandykių, kaip sakant, skrydis užtruko 7 valandas. Šiaip viskas normaliai, biškį galvas skaudėjo, nežinau, ir viduriai burbuliuoja viskas kažkokie dujos eina į viršų ir apačią ir nepatogu persti, žmonės sėdi iš abiejų pusių ir nesinori persti ir norisi persti. Vienu žodžiu, senas žmogus. O taip va rengiasi vietiniai Arabų Emiratų gyventojai, madingai, baltai. C34 vartai, dar pusę kilometro reikia eiti oro uoste. Aerouostas vienas iš didžiausių pasaulyje. Sujungimo taškai su visų pasauliu. Daugiausia Azija. Skrenda, bet ir skrenda iš Abu Dabio ir į Amerikos pusę. Bet dažniausiai europiečiai nežinau, ar čia skrenda į Ameriką, nes toli, čia gal azijiečiams patogiau iš Azijos su persėdimu skristi į Ameriką. Kur čia tie vartai, tų vartų? C28 mano 34. Parfum. O kas įdomu, Abu Dabio aerouoste pastebėjau, kad daug filipiniečių moterų dirba aptarnavimo sferoje pardavėjam. Prikvėpinta aerouostas, galiu pasakyti, skaniai kvepia parfumų kažkokiu. O čia va yra rūkaliams. Jėzau, kaip negražu, moteriškas rūka. Ir smirda dūmais. Užuodžiu, įsivaizduokit, nuo čia 10 metrų ir užuodžiu dūmus vis tiek. Kokia auslė. Abu Dabio oro uostas švarus, viskas blizga. Kas nebuvęs, čia pasižiūrėkit. Viskas. Ir svarbiausia, plytelės reikia užsiparinti, kad taip išpjaustyt. Įsivaizduojat? Ir paskui jas, nežinau, ar čia iš vieno gabalo sudėtas, paskui supjaustytas, ar iš pradžių supjaustė, paskui sudėjo. Bet sujungimai tokie nestandartiniai. Ir štai kur skraido lėktuvai: Kolkata, Riyad, Beirut, Damam, Kolombo, Bangalorai, Kuveit, Muscat, Doha, Čenai, Kuala Lumpur, Mumbai, Koči, Osaka, Džeda. Kaip ir sakiau, dauguma Azijos. Singapūras, Bankokas, Mumbajus, Bangalorai, Baku, Kolombo, Riyad, Moskau. Į Maskvą skraido irgi, kaip be to. Bet daugiausia lėktuvų skrenda į Indiją. Koči, Ahmedabad, Mumbai, Čenai. Ir kiek kainuoja Abu Dabio oro uoste vanduo? 4 dirhamai. Saldus gėrimai 6 dirhamai. Sultys 4 dirhamai. Čipsai 3 dirhamai. Kiek tas dirhamas yra, aš nežinau. Tai nepraėjo net 10 minučių, priejau prie savo vartų ir jau panašu, kad prasideda check-inas. O taip rengiasi Indonezijos gyventojas. Labai gražiai tautiškais drabužiais, ne tai kaip mūsiškės. Vat kur nebuvau, tai Abu Dabį. Kiek kartų pro šalį skridau, nė karto išlipęs nebuvau, tik aerouoste persėdimai. Tuda, siuda. Nors skrendant per Abu Dabį galima gauti 2 dienas nemokamai viešbutį, jeigu skrendi tranzitu, bet paskaičiau atsiliepimus
kad labai sunku gauti tą viešbutį, nes labai daug norinčių na haliavų apsistoti, nes viešbučiai čia labai geri, nežinau kiek žvaigždučių, bet standartas ganėtinai aukštas. Taigi dar kažkaip neapsistojau, bet čia ganėtinai karšta, tiesiog karšta dykuma. الاتحاد إلى الوحدة والتكاتف، وكما يعبر اسمنا يسعدنا أن يجتمع طاقمنا المتنوع للترحيب بكم على متن رحلتنا لهذا اليوم. نتمنى أن تكونوا قد جلستم في مقاعدكم وتستمتعون بالرحلة. 指示灯熄灭后，您可将电子设备调回日常使用模式。航班上严禁使用充电宝。您的座位上有个人照明灯，供您在客舱灯光调暗后使用。如果您在当前航班上有任何需要，请告知我们，谢谢。This is about the aircraft now. This aircraft is for Beijing. Thank you. Welcome to Beijing. Sunny Beijing. Beidžingo oro uostas ir visi užrašai pradubliuoti kinietiškai, angliškai ir rusiškai. Čia tiems, kurie sako, kad rusai izoliuoti. Taigi nepraėjo nė 2 valandų, kaip aš atsilaisvinau per imigraciją ir dabar važiuosiu į miesto centrą, dar visiškai nesiorientuoju aplinkoje, kur kas čia yra. Daxing Airport Station. Kažkur važiuoja link centro. Economy class tickets. Man atrodo, reikia iš pradžių nusipirkti bilietą kažkokiu būdu. Viskas pažymėta angliškai. 35. Taigi išsiaiškinau, kaip nusipirkti bilietą, nepraėjo nė 10 minučių. Traukinio bilietas kainuoja 35 juanius iki centro. Pasirenkat anglų, be anglų kalbos jūs niekur nenukeliausit. Pasirenkat, kiek reikia vienetų bilietų, kokią stotelę. Paspaudžiat next ir pasirenkat, galit mokėti kešių, Alipay, UnionPay ir netgi Visa. Visa ir Mastercard Beidžinge. Dėl kitų miestų Kinijoje nežinau. Grįžimo bilietas kainuoja 50 juanių. Return. Tai yra pigiau 20 juanių, jeigu pirksit priekin atgal. Štai traukinių stotis. Viskas sužymėta. Vieta invalidams. Metro stotis, visos linijos uždarytos už stiklą. Kai atvažiuoja traukinys, atsidaro durys, kad niekas nedarytų nesąmonių. Čia nesąmonių, nežinau, nedaro, nes tikriausiai. Traukinys iš oro uosto į centrą, nežinau, čia tikriausiai bus greitas traukinys. 30 kažkas 5 kilometrai iki centro. Pažiūrėsim, kiek jisai važiuoja. Matome, kas kiek laiko važiuoja, praktiškai kas 10 minučių. Ir pažiūrėkit, rodo ekrane, kiek žmonių yra vagonuose. Žalia spalva reiškia vidutiniškai. Jeigu raudona spalva, reiškia per daug žmonių, reikia tada pereiti į kitą vagoną. Paklausykit,
kaip traukinys tyliai važiuoja. Welcome to Daxing Airport Express. We wish you a pleasant journey. The next station is Daxing Xin. Ką, 4 valandos nakties airiškų laikų praėjo para. 24 valandas, kai išvažiavau iš namų ir dabar važiuoju traukinį į Beidžingę. Vietos laikas yra 11 valandų 10 minučių. Viešbutis atsidaro tik tai 2 valandą. Skrydis buvo normalus ganėtinai. Biškį pamiegojau 3 kartų, nusnūdau taip neblogai. Bet kol praėjau imigraciją, tai turėjau reikalų. Nes vienu žodžiu, likau paskutinis, kol praėjau emigraciją. Visas lėktuvas praėjo, aš likau paskutinis. Vienu momentu atėjo 5 imigracijos karininkės, svarbiausia visos moteriškos. Būtų, jeigu vyriški atėjo, tai aš jau būčiau išsigandęs, kad man duos malkų. Vienu žodžiu, išklausinėja mane, kur aš skrendu, kur aš važiuoju, kaip ir kas, ir kur aš eisiu maždaug. Ir tikrai jau buvo, kaip, jie patys nežino. Dirba iš tikrųjų ten ir nežino, kokie yra reguliacijos, tos įstatymai, kaip galima tranzitų keliauti, nekeliauti. Vienu žodžiu, kaip bebūtų, viskas gerai. Taip, dabar važiuoju traukinius. Nėra greitasis kaip Šanchajui, 100 km per valandą greitis, kaip ir metro. Bet sėdynės labai patogios, tas čia kipikė. Norisi pavalgyti makaronų, taip sakant. Kaip sako pas mus amerikonai Filipinuose, just go with the flow. Jeigu traukinys sustoja ir visi keleiviai išeina, reiškia ir tau reikia išeiti. Netgi jeigu tu nežinai, kur tau eiti. Iš viso traukinio aš vienintelis turistas. Kol kas turistų nematau, visi vietiniai turistai. Kaip sako, Filipinuose as far as I can see. Pažiūrėkime į Beijing metro žemėlapį. Kiek čia yra linijų, nežinau, gal 20, gal 30. Paprasčiausia stotelė traukinių, ko čia tik nėra. Kur aš randuosi, nežinau. Gerai, kad nors gatvių pavadinimai užrašyti lotyniškom raidėm. Ir štai tokia reklama. Chow Tai Fook. Supranti? Jeigu netgi angliškai nesupranti, vis tiek tu supranti. Fook. Pažiūrėkite, kiek darbo reikia įdėti, kad tokį pagaminti. Aš tikrai su savo drebančiam rankam nepadaryčiau. Atsimenu vaikystėje, kaip marmiškas liedavau, kiek man vargo. O čia viskas iš aukso padaryta tikriausiai. Paimsiu ir nusipirksiu. Kas pirmas dalykas krenta į akį atvykus į Kiniją, kiek aplinkui apsaugos ir kamerų. Kameros. Visur kameros, visur jų stebi didysis brolis. Kas čia yra dabar? Nu ir kur aš dabar randuosi? O, you are here. O man reikia čia kažkur netoli centro. Gerai, kad ne pirmąsyk Kinija, tai biškį gaudausi situaciją. Jeigu pirmąsyk būtų, tai 9, kaip ir sakiau, 30 linijų metro per visą Beidžingą. Seniors, pregnant women, passengers from
disabilities or passengers with large items and trolleys, please take the elevator. Thank you. 携带箱包及物品的乘客进入付费区前，将物品放置于安全 Jingfei Man Songway Station. Please have your baggage checked before you pass through the gate. 3 юаней bilietas. 根据北京安全 Pažiūrėsim, ar veikia banko kortelės. Visa. before you pass through the gate. Kažkas parašyta. Send bank notes. Nu, a kur čia kortelė? Please insert. Karoči, nežinau, kur čia kortelė pridėti. Nežinau, kur kortelę pridėti. O tasilas. Karoči. Karoči, nesuprantu. 19. Kas pasakė, kad Kinijoje labai daug žmonių. Beidžingo metro, kiek čia vietos laikų nežinau, apie 12 valandų, žiūrėkit, žmonių praktiškai nėra, 30 milijonų gyventojų. Visi dirba. Socialinė reklama kinietiškai. Kaip matot, pažymėta kiekvienas vagonas, kiek jame žmonių. Vienas žmogus reiškia nėra mažai žmonių, 2 žmonės vidutiniškai, 3 žmonės labai apkrauta. Ir kiekvienas vagonas atskirai rodo, kiek viduje žmonių. Jeigu, pavyzdžiui, vagone numerį 6 labai daug žmonių, galima pereiti prie 5 vartų ir kur bus mažiau žmonių. Taip paskirstomi žmonės tolygiai po traukinį. Niekas nesistumdo. Nieko nesuprantu, bet labai įdomu. Karočią, biškį grybą jaučiu pjaunu, nes pastebėjau, kad aš dabar sumokėjau bilietą už 1 stotelę, kurį randasi tik už 300 metrų. Kažkaip metro turėtų būti, galima būtų pereiti po žeminių perėjimo į kitą traukinį ir nereikia mokėti liktai. Ką žinau iš kaimo. Anksti pasakiau, kad žmonių mažai. Pasirodo, žmonių pilna. Tas jausmas, kai vienintelis esi baltas žmogus per visą metro. Tūkstančiai kiniečių ir aš vienas litovcas. Bet niekas nekreipia dėmesio. Ot ko man patinka kiniečių kultūra, atrodo įprastas dalykas, baltas turistas vaikšto. Įsivaizduokit. Normalų dalykas, nors aš čia vienintelis iš tūkstančio
žmonių. Kol kas dar turistą nemačiau, aerouoste mačiau turistus, čia jau trečias metro, dar kol kas nemačiau. Mačiau du rusus, tiesą sakant, girdėjau rusiškai šnekant. Vienintelis lengvas stotelė Heiju, kurią galiu prisiminti. Dabar įdomu, kaip bus su bilietu, nes aš nusipirkau bilietą tik tai vienai linijai, ten keliom stotelėm. Jau pravažiavau su 2 persėdimais ir galvoju dabar, kaip per vartus reiks išeiti. Ar vartai atsidarys ar ne, ar galbūt netgi baudą reikės sumokėti. Kaip saka pas mus Filipinuose, we find out soon. Zušikau. Panašu į rusišką pavardę. O, išėjimas pažymėtas ant grindų. Aš įsižiojęs vaikštau. Zušikau traukinių stotelė. Kaip sakant, gerai, kad nepašikau. Gal dar apsišysiu. Tikiuosi ne. Karočiui, taip zuikiu nepravažiuosi. Supipsia iškart ir vartai neatsidaro. Reikia susimokėti. Viso reikia 1 juanį susimokėti. Skan. Tai kai lėtai atkraunas telefonas. Viso 1 juanis reikia susimokėti. Čia. Aš galvojau, kad baudą reiks mokėti. 1 juanis tai 12 centų. Įkišim kortelę, vartai atsidaro pirmyn. Where's the exit? Perėjau per 4 traukinių stotis ir nemačiau nei vieną apsimyžusią bomžą. Kaip taip gali būti? Kaip taip gali būti? Įsivaizduokit, jeigu kokiam Londone, Paryžiui, Barcelonai praeitum per 4 traukinių stotis, koks kvapas būtų. Ir ar atspėkit, ar piniginė kišenėje būtų, jeigu pamatytų išsižiojusi turistą, kuris nesiorientuoja aplinkoje visiškai, dar su čumadanu, ant kurio kabo birkas iš aerouosto, kaip sakant, raudona silkė, kaip sako amerikonai, red herring, iškart kas nors prisikirptų. O čia žiūrėkit, nėra nė vieno bomžo, jokių gatvės muzikantų. O, va čia tai gerai atrodo, žiūrėkit, Michelin 5 apdovanojimai, Beijingkaja, Pekino antis. Ir šios Pekino antis ypatumai, kad oda yra tokia, kaip angliškai vadinasi, crispy. Matot, kaip persišviečia. O. Ir kur čia randasi? Insandaužį. Kur aš žinau? Tiek daug apdovanojimų. Bandysim surasti. Ką, pirmas išėjimas į lauką, į Beidžingą. Saulė šviečia. Temperatūra apie 18. Medingos mergos su Gucci feikiniai, spjaudytis va taip madinga. Kur dabar randuosi, kur šiaurė, kur pietus, nežinau. Pirmi įspūdžiai, žiūrėkit, važiuoja vien elektrinės mašinos, elektriniai skuteriai, be jokio garso.
Visi su dviratukais mina. Irgi be garso, jaunimas, elektrinė mašina. Čia kažkur netoli randuosi viešbučio, tikiuosi. Tai kaip faina. Tai kaip faina atsidurti Pekine. Nuostabus oras, bet man atrodo trečiadienį lietus nusimato. Pavasaris pilno pajėgumo, galbūt 18 laipsnių, 20 laipsnių. Jokio kvapo nėra automobilių išmetamų dujų, nes pusė automobilių tikriausiai elektriniai. Ir štai pažiūrėkit, kaip kiniečiai tiesiog čilina, atsitupia taip. Pavyzdžiui, vakarietės merginas taip nemoka tupėti ir sysių daryti. O vietinės, o taip atsitupia ir daro sysių, be jokių problemų. Na, žiūrėkit, kitas pavyzdys. Irgi čilina, atsitupia. Jaunuolis irgi čilina atsitupęs. O, pamačiau turistus. Turistai. Kas čia dabar randuosi? Kažkokią turistinę vietą. Pedestrian walking street. Traukinukas. Ne visi automobiliai Pekine elektriniai. Tiguanas tiesai 4 ratais varomas 2 litrai benzinas tikriausiai. Štai dar vienas. Kaip atpažinti, kad mašina yra benzinas? Šiuo atveju hibridas, tai yra mėlyni numeriai. Elektrinėse mašinose žali numeriai. Štai pažiūrėkit, kaip sakant, kinietiškas autopromas limuzin klasės Mini 1. Čia tikriausiai Uberis ar privatus vairuotojas. Negaliu žinoti, pirmąsyk čia atsiradau, saulė spigina į akį. Tėvas pypsė. Nežinau, čia galima eiti pėsčiom ar negalima. Kažkoks tipo senamiestis ir čia kažkur mano netoli viešbutis. Galbūt man pavyks palikti šitą čumadaną. Atsikratyti čumadaną. Svarbiausia Kinijoje yra kas daryti. Tai yra ko nedaryti staigių judesių einant gatve, nes iš galo gali važiuoti elektrinis skuteris ir jeigu tu padarysi neatsargų judesį, tave gali nutrenkti, nes nesigirdi. Vietinė mafija siemkes valgo. O tipiškas kiniečių elgesys, garsiai kosėti ir atsikremkšti ir spjauti. Prieš eismą važiuoja, no problem. Štai matote, ko važinėja kiniečiai elektriniais motoroleriais, dviračiais. Ir tėvas su elektrinio cigaretė dantyse, no problem, kaip sakant. O šitie mėlyni dviračiai galima išsinuomoti. Žali irgi, geltoni irgi. Tiesą sakant, iš Airijos atvažiavus biški šiltoka, nepratus. Šo ты говоришь? Šo? Nu čia panašu, kad kainos galbūt čia bus turistinės, nors 25 juaniai, 10 juanių euras 25. Kažkas
apie 3 eurus pavalgyti. Galbūt nemažai, neblogai. Saldumynai. Visą dieną įsivaizduokit, taip pizdėlina. 1, 2. Ir visiems pofik. Tikiuosi mano viešbutis kur nors toliau nuo šitų garsų. Jau. Matot, kiniečiams žiemą dar šalta. Aš tai jau su megztiniu parinuosi. O kažkas skaniai kvepia, sosiskos. Matosi sosiskos. Čia jau skaniai mama daro pelmenius. Kainos. Sako, su pisu į sasiskiu. Su pisu į sasiskiu. Šašlik, bašlik. Sako, šašlik, bašlik. Ir visur tie garsiakalbiai. Saldumynai. O, pažiūrėkit, garsiakalbis padėta ir pizdėlina visą dieną. Nu va, kokios kainos. 3,5 juaniai tai bus 4 eurai. 4 eurai 58 kažkas ten viršui. Nu, tai jau bus 6 eurai kažkas. Nu, viskas čiki-piki. O, dar viena pizdėlinė. Čongčing, čongčing. O, matai, gerai, kad papipsėja. Tai tęsiant pokalbį apie maistą, pažiūrėkit. Tai litriniai uzbonai, litriniai, o koldūnai 25. Audi 3,5 litro TFCI, kaip sakant, Audi ir Kinijoje Audi. Nieks nenori nuo Audi persėst ant batareikos. Kaip matote, jiems dar šalta. Pučia vėjas. O, vos neįvyko avarija. Ant tų žodžių sakau, nereikia daryti staigių judesių. Shopping centras irgi matot. Kaip sako airiai, I know what you mean. Hebra geria baidžių. Baidžių tai yra kinietiška arielka. Kažkas įdėjo cigaretą seniokui. Iš vario padaryta. Supratau tik vieną dalyką, kaip sako, Beijing kauja, tai yra Pekino antis. Beijing kauja. O, kur tas viešbutis dabar, aš jau pasiklydau čia. Tarp maisto, pažiūrėkit, kokie skanumynai. Kaip čia išsirinkti žmogau. Čia šitą gatvę galime... O, vos vaiką nenukošia. Pavojinga, kaip ir sakiau, nedarykit staigių judesių. Jeigu einate, eikit tiesiai, va, nusistatykit azimutą per plytelės ir tiesiai. Bet pas vaiką ir taip kojos kreivos. Aplamai, ko čia važinė? Čia yra pėsčiųjų tas gatvė. Vis tiek jie laksta su savo tais skuteriais. Nu, matot, delivery. Žmonės dirba. Dėdukas
Dėdukas. Žmonės dirba delivery, kaip sakant. Nežinau kaip kiniečiams, bet matau, kad kiniečiams šalta. Pavyzdžiui, metro buvo šildymas įjungtas. Aš tikėjausi, kad bus kondicionierius įjungtas, bet šilta metro. O vienas jau nusimetė striukę. Jau. Va koks aparatas delivery ant stogo susideda ir viskas čiki-piki. Kur jūs lakstat? Kur jūs lakstat? Žiūrėkit, Šumacheris. O, vėl vos nenutrenkė. Sakau, čia tik 5 minutės, šitoj gatvėje jau 5 kartus vos nenutrenkė kažko. O, a žinot, kas čia yra? Čia yra karvės skrandis. Nu, gražu. Ali būtų dar gražiau, jeigu ant kiekvieną kampą nešūkautų. O čia kažkoks jau įtartinas tipelis. Karočiui, kiniečiai mėgsta pavalgyti. Konkrečiai čia pamėgsta. A kur mano viešbutis? Tai čia pasiklydau. 6 valandos, nežinau kiek valandų. Naujas laikrodis, karočiui, nežinau kaip pervesti. Elektronika, Casio, Made in Japan. 6 valandos ryto airiškų laikų. Vietinis laikas 1 valandą. Ir kelionė mano iki viešbučiaus užtruko 26 valandas. Bet dar ne viešbutį, dar sėdžiu foje, kol sutvarkys kambarį tipo. O, įspūdžių pilnas kelnes, bet kaip bebūtų, viskas kol kas normaliai. Normaliai viskas. Svarbiausia, imigracija kol praėjau. Visas lėktuvas praėjo pro imigraciją, iš pradžių užpildžiau ne tą kortelę, atsistojau ne ton eilėn, paskui kai priėjo eilė, ten paklausinėjo 5 minutės, kas ir kaip, nes aš vizos kaip ir neturiu. Tada parodė, eik į kitą eilę, ten reikėjo užpildyti naują kortelę, iš kur atvykai, kur gimei, karočią, kur žiegnojasi, kur krikštyje, koks batų išmėra, vienu žodžiu, užpildžiau ten, kada išskrendi iš Kinijos, nes aš kaip su tranzitu. Paskui su tuo lapu priėjau prie biški triukšminga čia pas mus gatvėje. Priėjau prie imigracijos oficierės, karininkės, nežinau koks jos laipsnis, bet buvo moteriškas uniformai. Pasiėmė mano pasą, pradėjo klausinėti, kur aš skrendu, sakau tranzitu, nes mano bilietas išskrenda iš kito miesto, iš Čengdu po 10 dienų. Dabar aš atskridau į Beidžingą, o išskrendu iš Čengdu, o Čengdu randasi už 1000 kilometrų. Taigi jinai pradėjo klausinėti, skrendu iš Čengdu į Honkongą. Honkongas skaitosi kaip autonomija, bet skaitosi kaip atskiri įstatymai dar ten. Vienu žodžiu, politika partijos. Viena Kinija, vienu žodžiu, nenoriu čia eiti į politiką, nes apie politiką Kinijoje geriau viešai nekalbėti, nes viskas stebima, viskas žiūrima, įrašoma. Bet lietuviškai tikriausiai nesupranta, nors
dabartiniais laikais dirbtinio intelekto viskas įmanoma. Taigi pasiėmė jinai mano pasą, žiūrėjo, vartė, pradėjo klausinėti, kur aš, kaip, koks tipo tikslas, kokio tu atskridai į Kiniją. Sakau, aš tranzituoju į Honkongą, sakau, aplankysiu kelias atrakcijas, kelis miestus Kinijai. Sakau, galiu pasilikti iki 10 dienų. Ir svarbiausia, kai pasakiau, kad skrendu į Honkongą, jinai tokia, Hongkong, pakliuvai dabar, karočią, pakvietė dar porą atėjo moteriškų, irgi su tom. Vienas svarbiausia net išėjo iš to narvo savo, prieėjo prie manęs, pradėjo tokius konkrečius klausimus klaus. Tipo, kur aš apsistosiu Pekine, kiek laiko būsiu Pekine, ką aš žadu aplankyti, svarbiausia, kokias atrakcijas Pekine, kad aš aplankyti tą uždraustą Forbidden City, jau turiu užsibukinęs ir Kinijos sieną rytoj ryte 9 ar 8 valandą reikia jau ten, karočią, autobusas lauks. Ir tą paklausinę, sakau, kaip yra, sakau, paskui važiuoju į Xi'an, tokį senovinį miestą, kur prasidėjo šilko kelias, ir paskui traukiniu važiuoju į Čengdu, kur yra pandų zoologijos sodas, pamatyti pandų. Paskui skrendu į Honkongą. Gerai. Bet svarbiausia, sakau, gal pusę valandos mane ten kamantinėjo, žiūrinėjo, vartė popierius, kompiuterį žiūrėjo. Vienu žodžiu, aš tikriausiai vienintelis lietuvis, kuris atskrido į Pekiną, tranzitu, kažkaip neaiškiais keliais, vienu žodžiu, biški nervai man pakriko, biški akis trūkčia jau kiek dienų, nerviški. Įkakis. Vienu žodžiu, taip vartė mano tą pasą, tipo, jūs buvot Kinijai, sakau, buvau, irgi tranzitu, sakau, Šanchajų skridau, paskui į Koreją. Gerai, tipo, vartė, matau, kad patys nežino. Vienu žodžiu, pertraukė mane recepcijai, įsičekinau į viešbutį, sėdžiu kambarį dabar, 1 aukšte svarbiausia. Ir nesigirdi gatvės triukšmo, nes gatvėje labai triukšminga. Biški trūksta, čia man ventiliacija, šilta. Man per šilta, jau kokie 20 laipsnių, jau man šiandien varodo iki 24 šilumos televizorius. Kokio dydžio dabokit? 60 inčių per visą sieną. Toks viešbutis Kinijoje, Beidžinge, senamiesčio centre, kiek kainuoja 4 naktys 400 eurų. Bet, kambarį nėra langų. Dušas yra, tualetas yra, kriauklė yra. Ninja. Tapkės yra. Tokios kaukės yra. Didžiulis veidrodis yra. Plikė šviečia. Bet lango nėra. Iš tikrųjų gerai, gal kad lango nėra, nes mažiau triukšmo. Ir pažiūrėkit, čia kažkoks nematytas devaisas yra. Yra ausų kamštukai, šepetukai kažkoks, dar maišelis kažkas, nežinau, čia kažkas tokio. Apyrankė gal kokia nemokamai, Scan Wi-Fi. Pažiūrėkit, mygtukai, viskas, čia kaip kinų tiesiog nuostabu. Taigi, ir praleido mane, bet jau aš, buvau paskutinis, jau prie imigracijos žmonių nebuvo. Ir praėjau pro vartus tuos, nueinu čumadano, jau žiūriu, karuselė nesisuka, nėra nė vieno žmogaus, visi jau čumadanus pasiėmė savo, mano čumadano niekur nėra. Žiūriu, kur tas kleim bagažas, žiūriu, nuėjau vienon vieton, eik tenais prie 7 karuselės. Nuėjau tenais, žiūriu, mano čumadanas vienintelis stovi. Gerai, pasiėmiau čumadaną, išėjau per vartus, nusipirkau SIM kortelę, svarbiausia SIM kortelė, 30 dienų, 500 gigabaitų, kainavo 250 juanių, apie 25 eurus. Praeitąsyk, kaip Šanchajų buvau, nusipirkau kortelę 5 dienoms už
400 juanių. Nu, karočią, apipisa, kaip sakant, kinietis, pamatė, kad išsižiojęs ir tada aš galvojau, kad sutaupysiu, nes aerouoste brangų kortelė, o pasirodo Kinijoje aerouoste tokios pats kortelės, nes pavyzdžiui, irgi maisto produktai, vanduo, Coca-Cola aerouoste tiek pat kainuoja, kiek miesto centre ar prekybos centre. Belia kur. Nu, vienu žodžiu, reikia biškį atsipūst, eisiu pavalgyt, nesirentuoju dabar laikę, kaip sakau. Airiškas 6 ryto, vietinis po 1:10. A rytoj iš ryto reikia važiuoti į didžiąją Kinijos sieną, nes rytoj jau pirmadienis. Antradienį į tą uždraustą miestą pusę dienos, lieka trečiadienis laisvas, kuris dar nesuplanuotas. Ir ketvirtadienį išvažiuoju su greituoju traukiniu į Xi'an. O taip va keliaujam. Nu, pirmi įspūdžiai nuostabus. Biškis, aišku, stresingas. Streso irgi yra. Nu, bet, nežinau, buvo ir blogiau. Praeitąsį, kai skridau į Šanchajų, buvo žymiai daugiau streso. Va, prašau. Beidžingas 17 šilumos, saulė šviečia, 15:02 beveik. Aš dar nesirentuoju laiką. Jaučiuosi kaip po naktinės pamainos toks, nedamiegojęs, lyg tai miegojęs, lyg tai nedamiegojęs. Vienu žodžiu, reikia atsipūst biškį. Pažiūrėkit, kas čia per stebuklai dabar. Tualetas atrodo, nu tualetas. Opa, automatika. Opa, a jūs matėte tokius dalykus gyvenime? Parodau, kol dar neapmyžau. Oba, prieini naktį. Opa, Sezam atkroisi, kaip sakė per vieną multiką. Sezamai, atsidaryk. Negana to, pažiūrėkit, dar yra mygtukai. Nuplauna dušas, iš priekio nuplauna moteriškiams, nusausina, vienu žodžiu, pakvėpina mygtukų. Galima pareguliuoti vandens temperatūrą ir šiltą sėdynę. Įsivaizduojat, stebuklai, tiesiog stebuklai. Stebuklų nematęs. Va tokie va. Va tokie va elektros jungikliai pasirodo čia. Įsivaizduojat? Touch sensitive, kaip sakant. Šviečia naktį. Nereikia grabaliot įsižiojusiam. Va tai va. Kaip atrodo kinietiški Mao Dzedungai. Tai yra Mao Dzedungas, revoliucionierius Kinijos, ir tai yra 100 juanių. Pažiūrėkit, 100, 200, 300. Ir svarbiausia serijas, pinigų serijas keičiasi. F, D, D, B. Nėra taip, kaip nusiemi po 50 eurų ir eurai eina vienas paskui kitą, naujai spausdinti. Taigi čia, kaip sakant angliškai, Chairman Mao, Mao Dzedungas. 100 juanių yra 12,50 € maždaug. Kitoj pusėje, ką mes turime, nežinau, ką mes čia turime, kažkokią tikriausiai asamblėją liaudės. Kaip vadinasi? Zhongguo Renmin Inhang. Zhongguo yra Kinija, Renmin yra pinigas, tas vadinamis juanis. Inhang, nežinau, 2015 metų. Nusėmiau 120 eurų, kaip sakant, na всякий случай, hieroglifais užrašyta. Žinau, kad šitas reiškia Zhong, Guo, du hieroglifai reiškia čia Ren, liaudės tipo. Čia tikriausiai Kinijos liaudės Respublikos bankas. Kaip aš moku kiniškai, O čia parašyta 100, tik neklausit, kaip kiniškai bus 100.